Klaipėda. Miesto publikai įvykiu tapusi premjera Vienuolio išpažintis. Spektaklis pagal kunigystės atsisakiusio Sigito Benedikto Jurčio gyvenimo istoriją. Gyvenimas tęsiasi, sako Benediktas Jurčys, buvęs vienuolis, kunigas, Klaipėdos onkologinio centro steigėjas, Vilties miesto įkūrėjas. Praėjusią vasarą Benediktas padėjo pranciškonišką abitą ir paliko kunigystę. Neseniai Klaipėdoje paskelbus apie naują spektaklį Vienuolio išpažintis kilo didžiulis susidomėjimas būsimų spektakliu ir išpažintimi scenoje. Man jau 73 metai ir mane labai daug žmonių pažįsta. Ir visi tie, kurie mane pažįsta, nori išgirsti, kur aš esu dabar, kur aš gyvenu, kur mano namai. Mano išpažinties metu žmonės viską išgirs. Benediktas Jurčys pasitelkė 17 amžiaus japonų poezijos meistrų žinias, savo patirtį rašant haiku ir popieriui išpasakojo savo gyvenimo istoriją. Literatūrą perkelti į sceną įkalbėjo choreografas Taurūnas Baužas. Spektaklyje brolis Benediktas keliauja per 15 paveikslų, stočių. O mano kiekvienoje stotelėje bus labai daug vilties ir šviesos. Ta dvasinė, meditacinė, poetinė kelionė būtent ir padės žmonėms suvokti, kad neįmanoma gyventi be tylos. Nes kuo tu mažiau savy turi tylos, automatiškai tu tavyje daugiau triukšmo. Spektaklio Vienuolio išpažintis statytojai sako, kad juos įkvepia Benedikto asmenybė ir galimybė kurti drauge. Išpažintis tai labai intimus, labai asmeniškas dalykas. Ta kelionė visada labai įdomi, kai literatūra virsta teatriniu kūnu. Tai nėra monospektaklis ir gimė toks, kaip čia sakyti, tarpdisciplininis spektaklis. Polifoniškai per kelis sluoksnius. Per šokį, muziką, tekstą. Išeinu ne tam, kad gyvenčiau kitaip, bet kad būčiau tuo, ko iš tiesų visada buvau. Subūrėme dramos teatro aktorių, muzikinio teatro solistą, muzikinio teatro šokėjus, šiuolaikinės muzikos kompozitorių. Visi žmonės, kurie dalyvauja šiame spektaklyje, yra vienaip ar kitaip buvę mūsų gyvenimus. Mano gyvenime, Tomo gyvenime, Benedikto gyvenime, todėl šį procesą pavadinčiau sklandžiu ir organišku. Spektaklyje vaidina pats Benediktas Jurčys, aktorius Edvardas Brazys, solistė Beata Ignatavičiūtė, baleto artistai. Muziką kūrė ir gyvai atlieka klaipėdietis kompozitorius Jonas Raudonius. Jeigu čia manęs neišgirsi, tai kur tu esi? Šitą kreipimąsi, kaip sakiau, labiau ginkim. Jei čia manęs neišgirsi, tai kur tu esi? Spektaklio kūrėjai sako, jog bandymas perkelti Vienuolio išpažintį į sceną nebuvo lengvas, tačiau garantuotai žadėjo sėkmę. Iš karto buvau įsitikinęs, kad šitas spektaklis pasmerktas sėkmei. Nujautėme, kad ažiotažas bus tikrai sukeltas didžiulis, todėl galima mus vadinti kvailiais arba drąsiais, tačiau mes norime atliepti Klaipėdos bendruomenės lūkestį, Klaipėdos menininkų lūkestį, kalbėti apie vidinę laisvę, apie vidinius troškimus, apie vidinį norą būti finale laimingam. Tu akimirkos gelmėj mane augini. Dėkuoju tau, kad tavo meilė mano sielos žiedo neatidaro per jėgą. Bilietai į visus paskelbtus spektaklius išpirkti. Ko tikisi žiūrovai, išpažinti atliekantis Benediktas tik nujaučia, bet kartu su kitais kūrėjais tikina, kad spektaklis skirtas poetiniai filosofiniai kelioniai į save, o ne paskaloms ar žvilgsniui į bažnyčios kuluarus. Aš galvoju, kad kai kurie nusipirko bilietus tikėdamėsi, kad ateis ir išgirs iš manęs kažką tai sakantį prieš Dievą, prieš tikėjimą, prieš bažnyčią, nieko panašaus. Pirmą kalendorinio pavasario dieną šį spektaklį, kūrėjai ketina dar sykį parodyti Klaipėdoje, mėnesio vidury Vienuolio išpažintis keliaus į Šiaulius.